vyras vykdo šitą trečiarūšę, o reikalauja iš moters pirmarūšės pareigos. Palauk, dabar jau čia mes jau link įdomumo einam. Tai kokiegi tie pirmieji, antrieji, tretie rūšiai? Supaprastintai kalbant taip, iš vyro pusės tai yra nuomonės lyderis, dvasinis lyderis, tai yra galva, smegenys, protas. Tai, ko moteris nori pažinčių rinkoje, kaip jos renkasi vyrą, tai pirmoji vietoje rašo, reikia, kad jis būtų protingas, kad jis mąstytų, kad jis turėtų galvą ant pečių. Jeigu jis turi galvą ant pečių, tai bus tada ir visi kiti dalykai. Rytų šalyse tai vadina taip, kad vyras turi būti autoritetas moteriai. Jeigu jis nėra autoritetas, jeigu jis už ją yra kvailesnis, jinai nenori su juo bendrauti. Jisai turi būti arba jos lygio, protavimo, gabėjimo, arba bent šiek tiek aukštesnis. Ir netgi feministės sako, jos renkasi vyrą už save protingesnį, jeigu nori bendrauti. Net jos šitą pripažįsta. Jokingiausia, kad feministės, netgi vyrai. Ta prasme, visos moteris chorų sako, kad jos nori protingo vyro, o visa kita ten po to. Tai, arba atvirkščiai, jeigu jis turi visą kitą, bet jis neturi galvos ant pečių, tai jisai neįdomus. Ir jos tai vardina visokiais žodžiais. Pavyzdžiui, kad aš noriu turėti apie ką pasikalbėti, kad būtų įdomu bendrauti su juo. Aš visą kitą pati galiu pasidaryti. Yeah. Bet man nori su pašnekovo ten. Tai čia iš moterų pusės vyrui reikalavimai. Yeah. Dabar antra vyro pareiga, ko nori moteris, po to.